Get ready with me. Žodžiu, dabar yra po 11:20. Kas čia buvo? Realiai, man yra dar per anksti. Aš dar nesijaučiu pilnai atsikėlusi, bet aš atsikėliau anksčiau, nes atvarys Liudvis. Aš ką tik supratau, kad aš pamiršau tonerį užsidėti. Žodžiu, whatever, atvarys Liudvis, valio. Mes pasimatysim gal kokiam 3 valandom ir tada vėl nebematysim vieną kitą 3 savaitės. Mane taip nervina šitas plaukas. Bet šiaip žiauriai laiminga, kad taip skrydžiai susidėjo, kad mes turėsim laiko susitikti. Also šitas Road Butter taip gražiai atrodo ant odos. Nu, jis taip biškai įdomiai blendinasi, nes čia yra ne kremas, o butter. Bet žiauriai taip įdomiai atrodo. Mes vakar kartu žiauriai vėlai nuvarėme miegoti ir aš gal, kad jis tikrai neatsikels anksčiau nei 1 ir kad mes susitiksim žymiai vėliau, bet aš paskambinau ir atsiliepė jo sesė ir sako, kad jis jau duše. Man baisiai nepatinka, kaip mano plaukai atrodo. Aš suprantu, kas vyksta čionais prieki ir tas wave. Taip, man kartais patinka mano wavy hair, bet kartais taip annoying. Kodėl aš tapau tokia balta? We're gonna fix it with some contour. Aš nežinau, šitas man concealeris žiauriai kažkoks per šviesus. Jei žinote, kokia mano dabar yra svajonė / goal, nu, aš žinau, kad aš TikToką filmuoju kiek čia metais kažkiek, bet mano absolute dream yra nuvaryti į kažkokį brand trip. Tai čia yra, kai kažkoks brandas tave pakviečia ir ten, pavyzdžiui, kitas influenceris kartu varyti ten, nežinau, kokią Graikiją ar kažkur. Ir jūs tenais tiesiog būna, ten tas brandas, kuria visokias veiklas, jūs ten filmuojate kontentą, reklamuojat tą produktą ar ten produktus ir panašiai. Man tiesiog žiauriai būtų fainiai nuvaryti dėl tiesiog pačią experience, kas susipažinti su žmonėmis ir tiesiog, nežinau, pabūti toje visoje aplinkoje. Na, gal jeigu aš nenustosiu filmuoti į TikToką ir kelti į Insta, galbūt kažkada turėsiu tokį opportunity. Pavyzdžiui, kaip Douglas sponsorino Meskiną ir jinai varė su draugė varė į Coachella kartu su Douglu. Taurasme, čia yra tiesiog dream. Ir aš nenorėčiau pati pirkti tų bilietų, aš tiesiog norėčiau, kad kažkas pasponsorintų. Tiesiog varyti kaip brand trip, čia so fun, su kokia draugė. Okay, eyeliner done. Aš nežinau, čia dėl apšvietimo, dėl ko aš atrodau tokia išbalusi, aš atrodau realiai kaip ligonis, bet nieko. Kai aš grįšiu iš Italijos, šiaip Italijai, aš būsiu ten. I promise you. Ar man vienai, bet šitą vasarą kažkokia žiauriai tokia, nežinau, žiauriai keista. O su šitas blushas žiauriai pigmentuotas. Aš nors jo gyvenime nepabaigsiu, nes realiai man užtenka biškį jo uždėti ir čia yra tiesiog too much jau. Aš taip džiaugiuosi, kad mes tokiu laiku išvarom į Italiją. Na, nežinau, kiek čia yra geras laikas, bet vis tiek, kadangi aš net nežinau, ką aš daryčiau, nes Liudvis išvarys dirbti pas močiutę į sodybą, kad aš žinai yra išskridus. Tada Bazilė su Mėja varys į stovyklą ir mano kitos draugės tiesiog, nežinau, ką darys, bet žodžiu, mano main friends tiesiog bus out. Aš ką tik dar pagalvojau, ar man daryti gal dabar laivą. Aišku, kai jūs jau pamatysite šitą video, aš jau nebedarysiu jokią laivą, bet tiesiog dabar aš galvoju, kaip aš pekinu mano visus dalykus. Šiaip gal. Mano make-up yra almost done, dabar tik lip gloss. Tai kodėl mano lūpos taip padidėjo, o Jėzus, aš nežinau, bet žodžiu, I'm done. Thank you so much for watching. Like, share, subscribe, and bye-bye.